kadangi šiandien paskutinė pamoka ar ne šį mėnesį, ir aš supratau, kad visgi mes pabaigėm išvestinės, bet reikiagi tada jau ir dėl viso pikto pabaigti integralus, bent vieną pamoką paimti, kad ir integralus pažiūrėtų. Tai aš šiandien tą ir padariau, jums atrinko užduotis, kur su išvestinė ir su integralu irgi, kad jau užbaigt šitą temą. Jo, tai va, atsiųsiu irgi čia po pamokos kartu viskas viename faile, bet gal kaip atskirą atsiųsiu jums. Kodėl tas integravimas ar ne yra susijęs su išvestinė, tai čia labai trumpai visgi pateiksiu formulės, kas žino, kas nežino, priminsiu. Integralas arba integralai, nesvarbu čia, ar ne? Tai integralas yra maždaug tiesiog atvirkštinė funkcija, atvirkštinis veiksmas jūsų išvestiniai. Tai tarsi jūs turit išvestinės reikšmę ir vat, kaip dažniausiai mes, tarkim, y lygų ten 3x kvadratu plus 6, nu ir bet kas gali būti, ar ne? Ir klausimas buvo, paskaičiuokite ten išvestinę, ar ne, y. Ir mes skaičiavom ir gaudavom ten 6x, viskas, plus 0 būtų. O integralas čia būtent yra atgal grįžti tą žingsnį, grąžinti jį. Tai būtų atvirkščiai, būtų pasakyta, kad tarkim integralas, nu kad vat, funkcijos išvestinė yra tokia ir pasakykit, kokia buvo prieš tai. Nu, tipo, praintegruot reikia. Tai kad pasakyt, kokia buvo prieš tai, vat šitą dalį, jeigu mes nematom jos, ar ne, šitos dalies. Tai prieš tai mes integruojam, kad atsakyti tokį klausimą, kas buvo prieš tai. Dar, aš čia sakau taip prieš tai, bet čia labai tiesiog paprasti žodžiai, bet jeigu jums reikia terminų, nes kartais naudojam, ar ne, tai yra f nuo x ir didelis f. Dėl to, kad funkcija kaip čia, palaukit, nenoriu sumaišyti, funkcijos... Čia yra pirmykštė funkcija, va tai būtų. Turbūt girdėjot, čia pirmykštė funkcija. O f nuo x yra tipo ta jau, kur išvestinę paėmėm. Tai jeigu jūsų prašo rasti pirmykštę funkciją, tai čia iš ten ir eina pavadinimas, čia ta funkcija, kur buvo prieš tai, prieš išvestinę. Tai dabar, jeigu mes turėtumėm tokią užduotį, ar ne, va tai yra y lygų 6x ir raskite tą pirmykštę funkciją. Gali va taip parašyti, gali žodžiais parašyti, šiandien pamatysim, kaip naudojam. Tada mes turėtumėm teoriškai atspėt, ar ne, kas buvogi prieš tai, kad mes su išvestinė gavom 6x. Tai nereikia čia, aišku, spėliot, čia aš taip sakau, man paprašiau pačiai, tipo, kad spėliot, kas buvo prieš tai, kad aš gaučiau šitą reiškinį. Bet yra, aišku, integravimo taisyklės, ar ne, kaip ir išvestinės. Tai pagrindinė ta taisyklė, aš jums perrašysiu, jeigu mes integruojam x ir yra laipsnis kažkoks pas x, tai čia yra xa plus 1 ir a plus 1 apačioj. Tai ką turiu? Čia pagrindinė formulė, man atrodo, daugiau net jums nereikia žinot. Ir jeigu integruojam kažkokį skaičių, ką yra skaičius, bet koks, ar ne, tai tada prirašom jam x, kx. Ir viskas. Tai čia dvi formulės. Pagrindinės, aišku, jų yra daugiau, jų yra tiek, kiek išvestinius. Tai tiek pat formulių, kiek ir išvestinių formulių, bet čia noriu akcentą dėti ant šitų paprastų dviejų. Tai jeigu man reikia paimti išvestinę, integralą, atsiprašau, nuo 6x, kaip prieš tai, nes klausimas, kokia pirmykštė funkcija, tai aš ir imu pagal šitą pirmą formulę. Tas šešitukas galėtų būti išneštas prieš integralą, čia tiesiog kaip daugiklis. Tai jūs galite nekreipti dėmesį, jūs galite čia perrašyti, kad yra 6 kart
integralas x. Galit taip žiūrėti. Tai tas integralas x čia yra kaip x pirmojų laipsnių. Tai 6 aš palieku čia ir tada pagal šitą formulę x 1 plus 1 turėtų būti ir dalinam iš vieneto plus 1. Ne? Nu tai 6 x kvadratu iš 2. Ir gaunu 3x kvadratu. Nu, taip ir buvo, ar ne? Va, čia taip ir buvo, 3x kvadratu. Kas su šita dalim? Dėja, mes šitos dalies atspėti negalim, nes išvestinė nuo paprasto skaičiaus yra 0. Tai mes niekada negalim pasakyti, kokia ten konstanta. Būtų čia 8, būtų čia 125, būtų čia -5. Tai čia mums nepakeistų išvestinės, nes visada 0 nuo -5 ir taip toliau. Tai kad viskas būtų tvarkingai matematiškai, visada, kada jūs integruojat ir nežinot, ką integruojat, ar ne, tai tas neapibrėžtinis integralas. Jūs rašot pabaigoj plus c. C yra konstanta, mes būtent ir žymim, kad ten gali būti kažkokia dar konstanta, bet mes jos nežinom. Ten gali būti ir 6, ir 8, ir 10, nes yra labai daug reikšmių konstantų, kas ten gali būti begalybė reikšmių. Tai va, tai čia būtų jūsų pirmykštė funkcija. Tai per egzaminą nepamirškit šitą plus c, nes čia yra svarbu. Aišku, mes negalim pasakyti tiksliai, bet plus c turim parašyti. Ir tada labai greitai aš pasakysiu, va čia dabar buvo neapibrėžtinis integralas, kodėl jis taip pavadintas, nu dėl to, kad jis neapibrėžtas, o ką reiškia apibrėžtinis integralas. Apibrėžtinis integralas yra, kada pas jūs nurodytas rėžis, tarkim, va, aš bandau perrašyti tą formulę, kurią jūs turit, man atrodo, formulį lape, va šitų neturit dviejų. Jūs, man atrodo, va šitą turėtumėt, bet patikrinkit, aš čia pamiršau patikrinti. Apibrėžtinis integralas. Tai kada mes integruojam ir žinom nuo kiek iki kiek. Tai čia reikia skaityti nuo A iki B. Nuo A iki B čia turim omeny, kad grafike, ar ne? Nes mes apie funkciją šnekam, funkcija turi grafiką, tai integralo rėžiai nuo A iki B kažkur integruojam. Ir nuo 3 iki 5, tarkim, ir taip toliau. Tai va, tai šitas apibrėžtinis jau integralas yra atskira tokia formulė, beje, čia reikia dar dx prirašyti, viso ko. Yra tokia formulė, jinai pas jūs yra f nuo b, pirmykštė funkcija nuo b minus pirmykštė funkcija nuo a. Kad reikia atimti. Mes šiandien naudosim, šitą formulę jūs turit, pamatysit, kaip reikia naudot, bet norėjau čia užakcentuoti, kad ir iš teorijos biški informacijos turėtumėt. Gerai, ir dabar galim, man atrodo, prie užduočių važiuoti, paaiškinsiu, kurgi reikia va tos formulės, kam mes naudojam paprastą integravimą ir mes naudojam, kad surasti pirmykštę funkciją, tipo, kas buvo prieš tai, prieš išvestinę, koks pavydalas buvo. O tą apibrėžtinį integralą, va dabar būtent kas jau žino, kas nežino, paaiškinsiu ir priminsiu, kam mes naudojam. Tai kas liečia integravimą, per pirmą ir antrą dalį pasitaiko žiauriai retai. Dažniausiai būna trečioji daly pažymėtas A lygiu ir eina kaip papildomas prie jūsų ten išvestinės užduočių ir taip toliau. Atskirai būna retai. Bet va čia vienas atvejis, kaip jis gali būti atskirtas ir, man atrodo, per bandomą jūs irgi turėjot, kad klausimas yra tiesiog, kaip paskaičiuoti plotą kažkokios figūros. Tam ir naudojamas integralas. Jeigu išvestinės vertimas į lietuvių kalbą buvo pokytis, aš jums sakiau, kad išvestinė čia yra tiesiog pokytis funkcijas, tai integralo vertimas yra plotas. Plotas po funkcija. O vat koks plotas dabar mes pažiūrėsim įdėmiau į šitą užduotį, ar ne? Tai čia daug galima ką skaityti. Žodžiu, yra grafikai, 3 grafikai, kaip aš matau. Vienas grafikas yra čia, ar ne, kitas grafikas pažymėsim čia eina ir tas h nuo x eina čia. Ir tie 3 grafikai kažkur susikerta ir yra pasakyta kur, kad čia taškas 4, ten taškas 2 susikertam, čia kur 0 susikertam.
Ir man reikia paskaičiuoti, palaukit, kuris iš pateiktų šios figūros plotą. Ar ne? Bet pažymėti reikia reiškinį, kuris netinkamas, kad paskaičiuot plotą. Tai gaunasi plotą galima paskaičiuoti skirtingais būdais. Bet dabar labai paprastai, tiesiog nežiūrime šitus atsakymus, po to galima patikrinti jos, bet paaiškinsiu ir priminsiu, kaipgi mes skaičiuojam plotą panaudojus integravimą. Jeigu mes turim bet kokią funkciją, bet kokią, va taip eitų, f nuo x. Ir manęs paprašytų paskaičiuoti plotą intervale nuo, tarkim, vieneto iki penketo. Aš, aišku, pažymėsiu savo tos intervalus, ką aš ir sakau apibrėžtinis integralas. Ir plotas tada, kuris mane domina, yra vat šitas, ar ne? Nėra čia kažkokia aiški man figūra, ar ne, kad aš galėčiau paskaičiuoti pagal geometrijos taisyklės. Čia nėra stačiakampis, nei trikampis, čia kažkokia kryva biški figūra yra, ar ne? Tai tada mums pagalba ateina tas integravimas. Integralas vertimas plotas. Tik ką integruot ir kaip. Ganėtinai aišku, kad rėžiai integravimo čia ir yra rėžiai, kur mes žiūrim į tą funkciją. Tai integravimo rėžiai būtų nuo vienetų iki 5. Visada didėjimo tvarka, kas logiška, mes taip ir žinom, nuo vienetų iki 5, nesakom nuo 5 iki vienetų, atgal į kitą pusę nesakom. Tai dabar man ką reikia integruoti? Šitas dalykas, kuris man būtent ir kaip ir nepatinka ir dėl jo aš negaliu paskaičiuoti su paprasta formulė, geometrijos formulė, šitas dalykas turi kažkokį ten pavydalą, ar ne, f nuo x, ten funkcija kažkokia duota. Tai aš ir turiu praintegruoti šitą f nuo x. Ir viskas, žinokit, daugiau čia nėra ką net pasakot. Jūs integruojat pagal tą formulę duotą ir po to naudojat antrą formulę, įstatot rėžius. Tai dabar, čia yra kada tiesiog viena funkcija ir po tą funkciją mes norim paskaičiuoti plotą. Jeigu atsiranda dar viena funkcija, tai būna, čia viršų iš vis 3, ar ne, funkcijos, būna, kad atsiranda dar viena. Tokia funkcija, parabolė, ar ne, kažkokia ir tarkim tokia. Ir aš noriu paskaičiuoti plotą šitos figūros, kur čia yra. Atsirado tokia figūra pas mane. Tai man irgi padės integravimas, tiesiog, kad dabar reikės integruoti pagal 2 funkcijas. Kaip mes tą darom? Visų pirma, man būtų neblogai žinoti rėžius integravimo. Integravimo rėžius, aišku, yra tie rėžiai, kur susitinka 2 funkcijos. Kada mes žinom integravimo rėžius, šiandien pamatysit, gali būti taip, kad reikia išskaičiuoti, bet tarkim mes čia žinom, ar ne? Čia yra A, kažkokia koordinatė, atsiprašau, palaukit, grąžinsiu. Čia yra A, čia yra B. Aš turiu integruoti nuo A iki B. Ką turiu integruoti? Pažymėkim vieną funkciją, šitą parabolę pažymėsiu f nuo x kažkokią, o šitą kitą violetinę pažymėsiu g nuo x. Ką turiu integruoti? Aš turiu pasižiūrėti, kokia funkcija yra viršuj, kokia yra aukštesnė, taip pasakysim. Šitoj vietoj, ne visada, nes josgi keičiasi vietom, ar ne? Bet tame intervale, kur jum reikia, man, čia atrodo, neatrodo, taip ir yra, kad mano funkcija f nuo x yra aukščiau eina, ar ne? Ir tada žymiau juos, šitame intervale nuo a iki b eina g nuo x. Tai jums reikia integruoti skirtumą tarp jų. Viršuj eina ta funkcija, kuria yra viršuj ir integruojat tiesiog skirtumą. Viskas. Integruojat ne vieną funkciją, o integruojat skirtumą tarp jų. Ir čia viskas, ką reikia žinoti. Kad čia suprastumėt pagal taisyklės, galima atskirai tą daryti. Galima ab f nuo x ir minus integralas ab g nuo x. Kaip su išvestiniam, ten irgi jeigu suma arba skirtumas, mes galėjom atskirai tiesiog integruoti.
Ar ne? Tai ir čia galim integruoti, išvestinį imt galėjom atskirai ir čia integruoti irgi galima atskirai, nes savybės sutampa. Nu ir viskas. Tai čia yra 3 funkcijos. Kaipgi tą daryti? Nu, daryti galima skirtingais būdais iš tiesų. Aš galėčiau pasidalinti savo šitą figūrą va taip. Nes aš nežinau, kaip daryti su 3 funkcijom, bet aš žinau, kad jeigu 2 funkcijas, viena viršų, viena apačioj, tai man bus paprasčiau. Tai žiūrėkit, ir aš tada pasižiūriu, kad čia yra S1, o čia S2. Nu, tarkim, ar ne? Pirmas integralas nuo 0 iki 2 rėžis, S1. Ir ką aš integruosiu? Viršui eina funkcija f nuo x, šita violetinė, o apačioj eina raudona funkcija, čia h nuo x. Tai turėčiau integruoti nuo 0 iki 2 f nuo x minus h nuo x. Ir čia yra vienas variantas, kaip aš galiu pasiskaičiuoti šitą plotą. Taip pat analogiškai mes pridedam, ar ne, plotą S2. S2 plotas jau gali būti išskaičiuotas, ten viršuje eina ta šviesiai violetinė funkcija. Ir šviesiai violetinė yra, kokia pas mus, g nuo x, ar ne, g nuo x. O apačia raudona. Tai taip pat integruojam, tik dabar integruojam nuo 2 iki 4, ar ne, nes pas mus šitas intervaliukas. Ir integruojam skirtumą g nuo x, atsiprašau, g nuo x minus h nuo x. Viskas, ten įstatot, bla bla bla, integruojat ir gaunat atsakymą, jeigu reikia. Čia dabar nereikia pačio atsakymo, bet dabar grįžkim prie, čia kaip vienas pavyzdys, kurį parodžiau, tai grįžkim prie mūsų užduoties, kokią formulę mes negalim naudoti, netinkama jinai yra. Tai pirma formulė aš jum jau čia pažymėjau. Va taip, kaip aš dabar skaičiavau ir parodžiau jums, tai tas ir rašyta pirmoj formuliai. Čia mano būdas buvo toks skaičiuoti. Tai gaunasi, kad jis tinkamas. Nu, viskas ok su to būdu, mes jeigu tai skaičiuosim, gausim plotą. Pasižiūrėkime variantą B, tiesiog patikrinkim, kas kaip vyksta. Ką jie siūlo variante B? Jie siūlo nuo 0 iki 2 integruot ką? F nuo x. Kas čia būtų? F nuo x, čia va šita funkcija, tai mes gautumėm plotą va šitą, pilną. Ar ne? Ką integruojam, po tą funkciją ir gaunam plotą. Ok, po to kas vyksta? Plius nuo 2 iki 4 g nuo x. G nuo x čia yra šita. Tai tada pliusuojam šitą plotą, taip? Ok, ir tada jie nori atimt plotą nuo 0 iki 4 h nuo x. H nuo x yra šita forma. Ir atims va šitą dalyką. Nu kaip ir logiška, ar ne? Ir gausis tas pilkas tik liks. Tai kaip matot, yra daug būdų. Kaip jūs žiūrėsit, tai, tai ir matysit. Tai va, šitas būdas irgi tinkamas man, viskas ok. Dabar pažiūrėkim C, patikrinsim variantą, vat vėl nubraižysim, kas C variante. Nuo 0 iki 4 integruoja funkcija f nuo x minus funkcija h nuo x plus funkcija g nuo x, aš jau nežinau, apie ką jie šneka. Suprantat, 3 funkcijos viename intervale, mes galim tik pasižiūrėti, kokia viena yra aukščiau kitos. O čia dar ir minus dar kažkokia, nežinau, man tai toks įspūdis, kad čia tikrai nepanašu į tai, kad galima plotą pasiskaičiuoti. Aš net nežinau, kaip čia įvertinti, žinokit. Bet patikrinkim ir paskutinę formulę, kad jau tikrai įsitikintis, kad čia C variantas, jis kažkoks netinkamas mums. Tai ką mes čia matom D formuliai? Nuo 0 iki 2 integruojam f nuo x. Tai čia šitas gabaliukas mes jau taip darė. Po to nuo 2 iki 4 g nuo x integruojam. Čia panašus būdas, ar ne? Irgi šitas pilnas. Ir tada atimt 2.
Kodėl 2? Nu, pažiūrėkim. Logiškai mums reikėtų atimti šitą gabaliuką, taip? O šitas gabaliukas yra statusis trikampis. Ir čia yra vienetas, o čia yra 4 ilgis. Ir čia galima geometriškai išskaičiuoti, ar ne? Pas mus statusis trikampis, pagal kokią formulę mes skaičiuojam. A kart B, statinis kart statinis ir padaryti iš 2. Tai 1 kart 4, 4 ir 4 padalinti iš 2, 2. Tai gaunasi plotas šito dalyko ir yra 2. Tai vat ir atima šito. Tai logiška, man atrodo logiškai viskas. Tai pasirenkam atsakymą C, kad jis yra nelogiškas ir neteisingas. Nu, aš suprantu, čia toks labiau teorinis, bet tik toks gali būti pas jūs per tą pirmą dalį ir antrą. O dabar važiuokim prie tokių kompleksiškų užduočių, kur būtent susijungia klasikiniai, jie yra, susijungia jūsų išvestinę ir kad daeiti iki galo ir gauti visus taškus, jums dar reikėtų integralą. Tai pasižiūrėkime, mes jau turėjom šitą 23 užduotį, bet iš išvestinių pusės dabar pratęsim. Duota funkcija, tiesia kx plus b yra funkcijos grafiko lestinė taške 3. Ok. 23.1. Apskaičiuokite k ir b. Čia šnekam apie lestinę mes. Tai yra kažkokia funkcija, tokia ar ne, ir yra lestinė. Kaip paskaičiuosim grafiko lestinę? Mes šiaip tą formulę jau žinom, formulė yra formulių lape ir ten formulė yra y lygų grafiko lestinės f nuo x nulinio, man atrodo, plus f štrich nuo x nulinio ir x minus x nulinis. Nu, čia iš formulių lapo yra formulė. Tai dabar paieškom, mes viską turim, x nulinis yra 3, tai f nuo x nulinio, aš matau, ko mums reikia. F nuo x nulinio man reikia, šito dalyko reikia, o šitas dalykas jau yra, jis bus x minus 3. Tai pasiskaičiuojam f nuo x nulinio, man jo trūksta. Kas yra tas pats kaip f nuo 3, nes x nulinis yra 3. Tai įstatom į paprastą mūsų funkciją vietoj x 3 ir viskas. 3 kubų minus 6 kart 3 kvadratu plus 8 kart 3 plus 6. Ir čia pas mane gausis 3. Aš iš karto užrašysiu, kad greičiau būtų. Gerai, tai aš gavau šitą dalį, ar ne, šitą, ir čia yra 3. Dabar man reikia dar f štrich nuo x nulinio. Tai, kaip aš sakiau, reikia visų pirma paskaičiuoti išvestinę ir po to į vidų kažką įstatinėti. Tai skaičiuojam išvestinę mūsų funkcijos, paprastos funkcijos, f nuo tiesiog x, ar ne? Tai čia 3x kvadratu minus 12x plus 8. Čia šitos funkcijos išvestinė. Ir dabar, mes tik dabar įstatom čia trejetą. F štrich nuo x nulinis yra 3, ar ne? Trejetas. Ir kada aš įstatau, aš tiesiog 3 kart 3 kvadratu minus 12 kart 3 plus 8 ir taip toliau. Tai šitas pas mane yra minus vienetas. Čia tiesiog paskaičiau, minus vienetas. Viskas, aš turiu viską, kad įstatyti mano tą formulę iš formulių lapo. Ir rašau, kad lestinės lygtis yra y lygų f nuo x nulinio. Kur pas mane buvo? Čia, ar ne? Ir ištryniau. Čia. 3. 3 plus f štrich nuo x nulinio. Dabar paskaičiau. Minus 1 kart ir čia x minus x nulinis. X minus 3. Nu, čia dabar sutvarkysiu viską, tiesiog atidarysiu skliaustus, paskaičiuosiu ir ką aš gaunu? Aš gaunu minus x plus 6. Va, čia yra lestinės lygtis. Bet kaip buvo suformuluota užduotis? Paskaičiuokite a, k ir b. Tai k ir b ir yra tas y lygų kx plus b, kiek pamenat iš bendro pavydalo.
Tai dabar, kadangi aš gaunu lygtį, aš iškart galiu pasakyti, kad k yra -1, k yra kas prie x ir b yra 6. Bet jeigu jūs per egzaminą pateiksit būtent va taip y lygų -x + 6, tai jums bus visi taškai, visi 2 taškai bus jūsų. Nu, aš specialiai pažiūrėjau, tai jeigu jūs pamiršit va taip va parašyti, čia antroji daly yra labai svarbu, nes antroji daly yra tik atsakymą įrašykit. Ir jeigu atsakymas jau neteisingas, tai jiem ten pofik, jie nežiūrės, kad jūs teisingai padarėt savo juodraštį. O čia jie žiūrės į jūsų sprendimą. Tai va, tai jeigu pamiršit parašyti k lygų ir b lygų, tai tas irgi duos jums visus balus. Gerai, mes turim lygtį leistynės. Dabar pereinam prie kitos užduoties. Jau 2 taškus. Dabar žiūrėkit, apskaičiuokite figūras, kurią riboja f nuo x grafikas ir jo leistynė taške, nu, tas ir yra taškas, plotą. Įsivaizduojat? Reikia plotą paskaičiuoti. Plotas iškart integravimas, ar ne? Bet ką integruot? Čia reikia suprasti visų pirma, kur tas plotas, nubraižyti jį. Kaip atrodo tas plotas. Gerai. Tai aš turiu f nuo x grafiką, bet aš neturiu tos leistynės ant grafiko. Man, kad pamatyt, koks plotas gaunasi, kokia funkcija aukščiau eina, ar ne? Man reikėtų, kad antra funkcija leistynė irgi būtų. Man reikia, kad funkcija y lygų -x + 6 atsirastų šitame grafike. Kaip jinai atsiras? Nu, su jūsų pagalba tik ir atsiras, ar ne? Aš žinau, kad jinai liečia taške 3. Man dar būtų neblogai sužinot antrą tašką, ar ne? Nes mes žinom, kad tiesę galima pagal 2 taškus nustatyti. Taip? Tai taške 3, gali tokią lentelę nubraižyti. Arba pasižiūrėti, kur susikerta tas x ir y. Taip? Tai jeigu x 3, tai y -3 + 6 irgi 3. Taip? Tai va čia šitas taškas, va čia spėjau, va ir būtų 3. Nu čia nesvarbu mum y, bet man reikia funkciją, kad atsirastų grafike. Ir paimkim kokį kitą tašką. Nu tarkim 0. Tai tada y 6. Yra čia 6? Oi, yra, va, žiūrėkit, 0, 6, va, būtent šitas taškas. Ir man reikia tik sujungti. Va, o. Matot? Tai dabar mano grafike viskas yra tvarkoj. Aš turiu vieną funkciją, turiu kitą funkciją ir man reikia apskaičiuoti plotą, kurią riboja 2 funkcijos. Viena tiesia ir kita šita kažkokia f nuo x nubraižyta. Tai man reikia paskaičiuoti šitą plotą. Kad paskaičiuot šitą plotą, man reikia žinoti šitą taškelį, kur susikerta funkcijas, nu, rėžius, ar ne? Nu, kiek iki kiek aš integruosiu, kur tas, leistynė yra, kuriame taške. Tai aš jau išsiaiškinau, kad šitas taškas yra 0, o šitas taškas yra 3. Nu, kaip ir viskas labai gražu. Man aišku, nuo kiek iki kiek reikia integruoti, ar ne? Ir palaukit, man trūksta funkcijos grafiko pačio, taip? Funkcijos lygtis buvo duotas grafikas. X kubų minus 6x kvadratu, tai perrašysiu. F nuo x lygų x kubų plus 6x kvadratu ir kiek ten buvo? Minus 6x kvadratu plus 8x plus 6. Čia minus. Va. Tai aš turiu vieną funkciją, turiu kitą funkciją ir man tiesiog reikia integruoti nuo 0 iki 3 ir kokia eina aukščiau. Aukščiau funkcija f nuo x eina. Tai aš ir turiu x kvadratu minus 6x kvadratu plus 8x plus 6 atimti iš jos tą funkciją, kurią eina žemiau. Ir kad tą padaryti, geriau skliaustus rašykit. Nu, kad nesuklyst. Va. Ir nuo šito visko man reikės po to paimti integralą.
Bet jūs jau porą taškų gausit, jeigu jūs nustatysit šitą integralą, tai parašysit gražiai. Svarbu yra pirmas dalykas nustatyti ar ne rėžius, nuo kiek iki kiek mes integruosim. Ir antras dalykas, va tą skirtumą, kokia funkcija viršuje eina, kokia eina apačioj. Tai kadangi čia aš dar, gal vieną momentą svarbu pasakysiu, čia jau toliau skaičiavimo reikalai, aišku, bet dar vieną dalyką pasakysiu. O kaipgi nustatyti, vat būtent, kur susikerta funkcijos, ar ne, nuo kiek iki kiek integruoti. Čia, aišku, viena koordinatė tokia kaip 3 listinės taškas buvo duota, o antra koordinatė, aš taip netyčia pasakysim, stačiau 0, taip, čia aš mačiau ir gavau 6, tai pasisekė, pavadinsim taip. Bet kas jeigu, jum nėra taip akivaizdu, kurį tašką įstatyti, kad gaut būtent šitą. Tai nėra jokių problemų, parodysiu, kaip tai yra daroma standartišką tokį būdą parodysiu. Žiūrėkit, ką reiškia, kad funkcijos susikerta kažkur. Reiškia, kad viena tame taške yra lygi kitai. Tai viena funkcija yra x kvadratu minus 6x kvadratu plus 8x plus 6, o kita funkcija yra minus x plus 6. Tai kada jūs išspręsit šitą lygtį, prilyginsit tiesiog vieną funkciją kitai, jūs ir rasit susikirtimo taškus. Čia yra labiau grafinis metodas, kaip spręsti lygtį. Viena funkcija iš vienos pusės, jinai tokia pat kaip iš kitos. Ir kada jūs išspręsit šitą lygtį, čia bus kvadratinė lygtis. Atsiprašau, o čia x kubų, man atrodo. Aš čia taip prašau, x kubų. Čia išspręsit lygtį ir gausit būtent 2 taškus. Vieną tašką gausit 3 ir kitą atsakymą gausit 0. Čia ir bus jūsų integravimo rėžiai. Bet kur galima tą pamatyti ir, ne taip, kad atspėt, čia yra įrodymas, aš įstačiau, pas mane sutapo, ar ne, su funkcija, su grafiku, grafikas duotas. Bet kur reikia, taip sakant, gražiai viską užrašyti, tai tiesiog prilyginat, kad surasti rėžius, nuo kiek iki kiek, ar ne, va šitą skaičiuką ir šitą skaičiuką reikia tiesiog prilyginti 2 funkcijos, kur jie susikerta, sužinoti. Vat ir viskas. Dabar mes skaičiuojam tą integralą. Nežinau, gal vieną kartą vertų pasiskaičiuoti ir parodyti. Lygų aš čia pratęsiu. Beje, jeigu jūs norit irgi kažkur per vidurį įsiterpėt, nežinau, šitą dalyką, pamiršot, rašot ar ne, čia nereiškia, kad jums reikia iš naujo prašyti naują lapą ir perrašinėt viską. Jūs galite tai prašyti kaip aš, tik tada rutuliuku ar ne, pasižymim vietą, kur baigėsi lygų ženklas ir kur yra pratęsimas. Tai čia nėra kažkoks mano sugalvotas žymėjimas, čia visi taip žymėm, tai galite irgi naudotis. Tai tada man aišku, kaip vertintojam, kad jūs čia rašyt, o pereit reikia man po to čia. Viskas, kas buvo per vidurį, tai čia, kaip nieko bendro neturi, o ne apie tai buvo. Gerai, tai, gerai, vieną kartą sutvarkysim. 0, 3, dabar aš viduj turiu sutvarkyti viską. Čia skliaustus bus plus x, ar ne? Čia kubų, nes negražu. Plus x ir minus 6. Minus 6 išeis, plus x, tai čia plus 9x. Gerai, kas liko? X kubų minus 6x kvadratu plus 9x, pas mane taip išeina. Čia dx dar prirašom, nepamiršom tokį dalyką. Dabar aš turiu pagal tą taisyklę, kol kas rėžius nežiūriu, praintegruot turiu. Tai integruoju aš taip, iš eilės, x ketvirtoji iš 4, pagal tą pirmą formulę, kur aš jums rodžiau. Toliau minus, taip, x 6, nes turėtų lygt šitas daugiklis, ar ne? X laipsnį padidinu ir padalinu irgi iš padidinto laipsnio. Toliau plus ir čia 9, x laipsnį vienetų padidinu ir padalinu irgi iš to dvejeto.
Ir nepamirškim, kad mes dar čia pilnai nepraintegravom, bet jau radom tą pirmykštę funkciją, tada imam skliaustus ir rašom va taip, va, kad čia 0,3. Čia yra mūsų apibrėžtinis integralas, bet čia kaip reikia užsirašyti. Kad jūs jau paėmėt integralą ir rašyt priekį integralą būtų neteisingai, nes integralas jau yra paimtas. Bet rėžius pamiršt mes irgi negalim. Tai dėl to mes rašom pabaigoj, jau kad reikia nuo 0 iki 3. Tai dabar mes panaudosim tą formulę, kurią jūs turit formulių lape ir ten reikia tiesiog įstatyti rėžius, ar ne? Pirmas rėžis, kurį reikia įstatyti, aš šiandien jums rašiau, kad yra FB minus FA. F čia yra pirmykštė funkcija, ją jūs jau čia turit. Dabar reikia pirmykštės funkcijos nuo B ir minus F nuo A. Ką tai reiškia? Primenu, kad čia yra pas mus A, o čia yra B. Taip. Tai dabar įstatom lygų. Įstatau dabar B. Tai viršutinį rėžį vietoj X. Ir rašau 3/4 iš 4 minus 6 kart. Visur įstatau. Visur turiu įstatyti. Visą reiškinį paskaičiuokit su viršutiniu rėžiu. 6 kart 3 kubų iš 3 plus. Aišku, čia galim buvo supaprastinti prieš tai gražiau, bet nėra dabar laiko. Kart 3 kvadratu iš 2. Aš įstačiau, aš padariau šitą dalį. Čia yra F nuo B. Dabar aš turiu parašyti pagal formulę minus ir įstatinėti A dabar rėžį. A visur dabar. Ta patį darau tik su A. Bet kad, sakau, nesuklyst, geriau parašysiu aš skliaustus prieš, nes tas minusas nusimuš visus ženklus. Tai dabar minus 0/4 iš 4. Aš suprantu, kad čia bus 0, bet kol kas jums noriu parašyti pilnai. 0 kubų 3 plus 0, 9. 9 kart 0, 9 kart 0 kvadratu iš 2. Aišku, čia visur, čia yra F nuo A. Čia visur gausis 0, nes 0 padalintas iš kažko. Iš 0 dalinti negalima, primenu, bet 0 iš kažko dalinti galima. Galų gale aš gausiu tik tą raudoną dalį, nes ten bus minus 0. Nu ir čia tiesiog skaičiavimas, aš jums iškart parašysiu atsakymą, kad čia gausiu 6,75. Su skaičiuotuvu tiesiog tą dalį paskaičiuojam ir viskas, čia jau nėra nežinomųjų. Ir čia yra plotas. Plotas tos figūros, o šitos figūros. 6,75. Tai va, tai toks va algoritmas, kiek, kaip matot, duoda visai daug taškų, ar ne? Ir prieš tai užleistinė, tai visada būna kaip kombo. Išvestinė, po to integralas kažkoks. Pasižiūrėkim. Nesuper čia spėjom, bet dar parodysiu bent teoriškai, ką daryti. Va, dar vienas toks. Prieš tai buvo kažkoks 21 su išvestinėm mes jau darėm, bet dabar va toks klausimas, kad pavaizduotas grafikas ir jis duotas. Čia kažkokia parabolė, ar ne? Nu, vat, matom. Grafiko listinė yra. Ir listinė yra, kurio abscisė lygi 3. Kas yra ta abscisa? Čia yra x. X. Ordinata yra y. Čia irgi toks vertimas, kaip jie gali pasakyti. Vat, aišku, būtų patogiau, jeigu jie pasakytų, kad leistinės taškas x0 yra 3, bet jie va čia norėjo abscisę pasakyti. Tai jeigu ką, abscisė yra apie x, ordinata yra, arba ordinatė, neprisimenu kaip ten rašo, yra apie y. Tai mums pasakė iš esmės, kad šitas taškas, šito taško x yra 3. Ok, toliau skaitom. Funkcijos grafiko, jo listinės, ribojama figūra. Nuspalvinta pilkai, matom, ar ne? Apskaičiuokite šios figūros plotą. Plotas reikės kažką su integralu. Kad integruot, reikia žinot
rėžius ir lygtį vienos funkcijos ir kitos. Pašnekėsim apie rėžius. Aš matau, kad rėžiai yra nuo 0, ar ne? Nuo 0 iki 3 šitos figūros rėžiai. Tai nuo 0 iki 3. Gerai. Bet aš turiu vieną funkciją, bet kitos neturiu. Lygties būtent. Kita funkcija yra tiesiog ta lestinė, tokia tiesia, lygiagrečiai eina su OX ašim. Kaip aš galėčiau užrašyti jos lygtį? Man reikėtų sužinoti, kiek čia yra tas Y. Kaip aš ir sakiau, kaip sužinoti susikirtimo taškus funkcijų dviejų. Tai čia sulygint tą ir tą funkciją. Arba įstatyti koordinatę 3, ar ne? Į funkciją. Nes tos funkcijos vienodos tame taške. Nesutampa, ar ne? Šitame taške koordinatė Y yra tokia pat, kaip pas tą tiesę, kaip ir pas mūsų parabolę. Tai aš įstatau tiesiog 3 ir sužinosiu. 3 minus 3 kubų plus 3 kart 3 kvadratu plus 9 kart 3 plus 4. Čia tiesiog skaičiuoju aš ir, palaukit, aš čia kažkur savo pasižymėjau, kad greičiau būtų, ir 31 gaunasi. Tai gaunasi, kad čia yra 31. Oi, rašau 32. Va taip per egzaminą irgi, žinokit, būna. Skaičiuoji 1 plus 2 ir rašai 10. Tai bus tokių klaidų per egzaminą, svarbu padaryti maksimum, ką jūs galit padaryti. Žioplių klaidų neišvengsim. Gerai, tai 31. Tai kadangi tiesė mano eina lygiagrečiai su OX tiesė, tai lygtis šitos raudonos tiesės yra Y lygu 31. Čia iš tos funkcijų teorijos, ar ne, nes mes matom, kad tiesė nepriklauso visiškai nuo X. Koks nebebūtų X, mūsų tiesė visada eina va taip vat lygiagrečiai su pagrindu. Tai Y lygu 31. Jūs turit vieną lygtį parabolės. Dabar aš turiu ir kitą lygtį tiesės, gali būti ir tokia lygtis. Ir ką man reikia padaryti? Aš turiu integravimo rėžius. Skaičiuojam plotą. S lygų integruojam nuo 0 iki 3. Ką integruojam? Yra aukščiau funkcija 31, Y lygų 31. Tai reiškia, iš šitos funkcijos turiu atimti kitą funkciją. Ir visada skliaustus, ar ne, kad klaidų nebūtų. Atimti turiu kitą funkciją. 9x plus 4. Tada taip, kad gražiau būtų, kad šitą visą integruoti, ar čia dx reikėtų rašyti, dar kad jau teisingai būtų. Gerai, ir tada sutvarkom, kas yra viduj. 30, palaukit, ant 31 bus minus 4, tai čia pas mus 27. Plus x kubų minus 3x kvadratu minus 9x. Viskas. Vat šitą dalyką mes dx integruojam. Tai pagal formulę irgi viską integruojat. 27x, ar ne? 27x plus x 4, čia pačioj 4. Kam reikia pasitreniruoti būtent kaip taikyti integravimo paprastas formulės, nes bus tik su tokiom paprastom. Tai pasižiūrėkit, tiesiog užduočių kažkur ir mokykloje duoda daug, ir tiesiog integravimas parašykit, basic integravimas kažkoks, ir rasit labai daug pratimų, kaip suintegruoti su tą paprastą formulę. Ir tiesiog čia treniruotis reikalas. X kvadratu buvo pasidarys 3 minus 9x kvadratu iš 2. Ir nepamirškim, kad čia yra rėžiai 0, 3. Viskas. Dabar, kaip mes darėm prieš tai, įstatot visų pirma trejetą, ar ne? Visur vietoj x.
Ir po to reikia atimti, kaip čia F nuo B, reikia atimti visur, kur įstatysit apatinį rėžį. Taip, čia B, čia A. Nu, dabar, kad laiko negaišti, jau iki galo užrašyti jums atsakymą, tai galit šiaip namuose paskaičiuoti ir pasižiūrėti, ar gaunasi toks atsakymas. 33 čia kablelis 75 turėtų būti. Nu, daugiau šiandien nespėsim, bet norėjau labai parodyti, kad viskas labai susijęs su funkcijų ta teorija. Čia pradedam nuo funkcijos, išvestinė ir taip toliau, ir jeigu nežinom kažkokios vienos dalies ar ne, labai sunku nustatyti integravimo rėžius ar dar kažką. Bet vis tiek, nemačiau dar ne vieno egzamino, kuriame nebūtų užduoties, kur reikėtų naudoti tą algoritmą apie išvestinę, ką jums pasakojau, kur imam lygtį, prilyginam, skaičiuojam išvestinę, prilyginam nuliui ir ieškom kritinius taškus. Nei vieno egzamino dar nebuvo, kad nebūtų šito algoritmo. Tai jeigu jūs per egzaminą arba spręsit namuose pilną egzaminą, jeigu neradot, tai reiškia blogai ieškojot. Gali būti, kad pirmas klausimas buvo ne apie tai, jūs nežinojot, kaip jį atsakyti, bet po to ėjo šitas algoritmas ir jūs jau galėjot jį pritaikyti. Tai mano pasiūlymas būtų labiau padaryti tos namų darbų, kas nepadarė, kas ten nespėjo, ar ne, aš praeitą pamoką žymėjau, kur yra namų darbas, taip, pasibandyti, kas pabandė labai gerai. Ir tada kiekviename egzamine, jeigu jums įdomu, jūs galite rimtai pasižiūrėti pro visą egzaminą ir paieškoti ir paspręsti tokių užduočių. Ir po to būna, kad papildomas tas klausimas yra suraskite plotą kažkokios figūros. Tai plotas čia jau yra mūsų integravimas. Čia dar galima, kaip matot, 4 taškus visur būdavo, 4. Šiandien nespėsim, bet gal kitą pamoką parodysiu, vėl 25 suraskite čia plotą tokios figūros. Vėl 4 taškai. Čia 23 darėm. Ir paskutinis klausimas irgi čia, man atrodo, bus kažkur. Palaukit. Plotas, ar ne? Kada plotas? Šitą mes darėm. Čia irgi plotas nuspalvintos figūros, ar ne? Ir visur, daug taškų pakankamai, bet daugiau aš čia ir neturiu faktiškai, tik porą nespėjom padaryti. Man tik šitas svarbus, gal kitą pamoką visgi parodysiu. Bet jūs galit pasižymėti kaip MD. Čia nėra super, jis ten kažkoks lengvas, bet jis yra, analogiškas kaip prieš, tai jums tik reikia... sunkesnės biški, nemeluosiu. Bet jūs galite pabandyti bent sudaryti tą integravimo rėžius, kažkaip integralą pažymėti. Tik iš karto aš jums pasakysiu, kad čia nebus taip, kad integravimas bus nuo 3 iki 5, čia integravimas bus su ta raidė A, nes ta koordinatė naudojama A ir mes negalim jos išvengti. Tai čia tas integravimas, nebijokite statinėti A. Čia yra šitam užduotį, yra normalu ir nereikia kažkokio konkretaus skaičiaus. Tai tarkim A ir jeigu funkcija f nuo x lygų x5, tai tada taško koordinatė nuo A būtų A5. Ir čia normalus yra, tarkim, susikirtimo taškas, kad taškas A yra A ir A5 koordinatė. Suprantu, gal atrodo kaip kosmosas, reikia priprasti, kam sunku, tai pripraskit prie paprastų skaičių. Pasižiūrėkit irgi egzaminus, rasit kažką tikrai su integravimais ir pabandykit išspręsti. Eikite į tą vba.sort arba .lt, kas ten buvo, aš mečiau jum, ar ne, linką. Ir ten pasižymėkit integralai. Pažiūrėsit, kad integralų yra žymiai mažiau užduočių negu išvestinių ar geometrijos ar stereometrijos. Bet jų yra ir dažniausiai galima gauti pakankamai nemažai taškų, 4 taškus, 5 taškus. Bet bus tik vienas arba vienas tikrai bus trečioji dalis su integralais. Čia visada būna, galit pasižiūrėti. Tai ačiū labai, biškį užtrukom, bet norėjau labai paaiškinti ir iki kito karto. Iki.